Šiuo metu esame prie renovuojamo pastato, kuris randasi Vilniuje, ir šio pastato stogas yra įrengiamas panaudojant Paroc Proof sistemą. Iš tiesų tai yra pirmasis objektas toksai, tad mes labai norim parodyti visiems tą technologiją, kaip jinai atrodo. Renovuojamas namas tai aišku nėra A klasės pastatas, tai yra įprastinė renovacija. Pradėdami stogo renovaciją, pirmiausia, mes, aišku, turim pasiruošti savo tą darbo zoną. Ir pirmas dalykas, ką padarom, tai, aišku, nusivalom visas šiukšles, nusišluojam nuo stogo, nurenkam. Sekantis žingsnis tai turėtų būti tai, kad mes susitvarkom visas tas pūsles, kadangi renovuojami dažniausiai dar senomis dangomis, senais ruberoidais dengti stogai. Tai labai dažnas atvejis, kad būna susidarę pūslės, kurias reikia tiesiog atverti, atidaryti ir iš naujo prilydyti. Dabar esanti stogo danga, kuri yra sutvarkyta ir užtaisytomis pūslėmis, jinai tarnauja mums kaip garų izoliacija ir, kitaip sakant, atlieka garų izoliacijos funkciją. Sekantis žingsnis tai yra vėlgi performuoti nuolydžius. Dažniausiai mes nekuriam naujų nuolydžių, bet senus nuolydžius truputėlį patvarkom, nes, aišku, atsiradę nelygių vietų. Ir turim užtikrinti, kad vanduo nuo naujojo stogo jau galėtų visiškai laisvai, be kažkokių papildomų kliūčių sutekėti į vandens surinkimo sistemą. Čia mes matom, kaip dedame šilumos izoliacijos plokštės ir pradedam dėti nuo vertikaliai orientuoto plaušo plokščių Paroc Roll 30, kurios, kaip matote, yra pailgos formos, todėl kad jos yra 20 cm pločio ir 2,40 cm ilgio. Štai tokias plokštės mes sunešam ir suklojam. Jas reikia sukloti perstumiant vieną kitos atžvilgių. Kitaip sakant, mes tengiamės, kad nesusidurtų keturi kampai į vieną vietą. Kada jau mes sudėjome tam tikrą kiekį vertikaliai orientuoto plaušo plokščių, tada sekantis, kadangi ant jų laipioti negalima, tada sekantis žingsnis yra uždėti viršutinę plokštę, kuri atlieka kaip išlyginamojo sluoksnio vaidmenį, Paroc ROP 80 arba ROP 60, priklauso nuo to, ką mes pasirinkome. Ir tada jau mes ant to stogo galime užlipti. Štai, sakykime, tokia išskirtinė būtent Paroc Proof sistemos stogo savybė yra tai, kad mes jį įrengėme tam tikrais tokiais atskirais kompleksais. Čia mes matom, iš tiesų yra atliekamas montažinis tvirtinimas, nes čia tik tai tam, kad statybos proceso metu jos nepajudėtų, nepasislinktų. O pats jau tas tikrasis tvirtinimas tai yra atliekamas klijuojant prilydomą ritininę dangą. Paroc Proof sistemos stogai įrengiami tokiais, kaip sakyt, vienos dienos kompleksais. Tai yra sumontuojam vertikaliai orientuoto plaušo plokštę, tada dengiam viršutinę plokštę ir prilydom ritininę dangą. Toks išbaigtas stogo elementas yra paliekamas per naktį ir kitą dieną atėjus mes tą darbą pratęsiam nuo ten, kur pabaigėm jį.